Važiuojam šiandien pas Kristiną pažiūrėti, kaip jai sekasi ruoštis valos infekcijai. O mus šiandieną veža madingiausias miesto elektromobilis Peugeot 408. Važiuojam. Važiuojam. Tai įsivardinau keletą svarbių kriterijų ir atsispyriau nuo to, kad man žiauriai svarbu funkcija ir drabužio daugiafunkciškumas. Bet pasakysiu taip, aš žinau save. Man tiesiog reikia nusipiešti juos, pagalvoti. Pavyzdžiui, pats pirmas eskizas ne visą laiką būna žiauriai geras. Bet kai tu pradedi daryti ir pradedi konstruoti, truputėlį viskas keičiasi. Todėl aš niekam nesu įsipareigojęs, čia toks kaip planas savo, ką aš turiu daryti, kokius aš turiu audinius padaryti ir, pavyzdžiui, ką aš turiu sukonstruoti arba duoti sukonstruoti ir ką mes siūnam. Noriu neskaičiuoti audinio, nes turiu audinių, reikia išnaudoti. Noriu pažaisti ir vėl, aš noriu gerai jaustis darydama visą tai. Ne koks rezultatas bus, bet aš noriu... Procesas. Jo, mane visą gyvenimą procesas labiau džiugina negu rezultatas. Rezultatas aš ten jau nebejaučiu, kas yra. Iš tiesiog noriu kurti formas ir tą savo kvadratą, ta prasme jį stačiakampinti, siaurinti, platinti, ilginti ir žiūrėti, kad gali žmogus tą drabužį, aš atsispiriu realiai nuo klasikinio kirpimo, nuo klasikinio siūmo, bet kad tas drabužis iškeliautų ir keliautų gatvėj, pavyzdžiui, vieną dieną vienaip atrodo, kitą dieną kitaip. Aš žinau, kad mano kūryba, nenoriu, kad jinai kabėtų toliau čianais ir kažkaip tai tiesiog kabėtų, aš noriu, kad žmonės vaikščiotų su tą kūrybą gatvėje. Tiesiog kasdien vaikščiotų, o ne laikytų spintų kaip išeigos drabužį arba šiaip kažką. Jeigu kas kolekcionuoja, tai irgi norėčiau. Tas braižas labai, man čia toks egzaminas iš tiesų ir toks jaudulys, kurio aš laukiu. Tos dienos, aišku, derinant su visais darbais, tai sakau, laukiu net eiliai tarp savų tų darbų, kada darysiu tuos modelius mados.